O taip. Sveiki visi. Mano vardas Vilma ir šiandien sveikinuosi su jumis ne viena. Kaip matote ekrane, turiu viešnę svečią ir šiandien mes norim pakalbėti apie Neolife kompaniją, apie produktus ir visą kitą. Ir iš karto noriu ir pristatyti, ir pakalbinti savo viešnę Romą. Roma, aš noriu tavęs paklausti, kodėl tu atėjai į Neolife kompaniją ir kiek laiko jau čia esi? Labą dieną visiems, labai smagu, sveikinuosi su jumis iš lyjančios Klaipėdos. Iš tikrųjų, labai smagu būna šitie live pasikalbėjimai, bet jie tokį savotišką jauduliuką labai neša. Tai mes su Vilma, kai pradėjom kalbėti, kad turėsim tiesioginį pokalbį apie tinklinio marketingo kompanijas ir apskritai apie tinklinį marketingą ir apie tai, kodėl mes juos pasirenkam arba ne. Tai aš iš karto sakiau, kad aš niekada nebūčiau pasirinkus tinklinio marketingo, aš tikrai nebuvau nei verslininkė, nei domėjos panašiais dalykais. Tik tiesiog mano gyvenime susiklostė tokia situacija, kad man reikėjo labai kokybiškų produktų. Tarsi reikėjo kažkokios alternatyvos medicinai, kuo aš galėčiau padėti savo šeimos nariams sveikatintis. Tai tais keliais, reiškia, to vedina ir buvau pakviesta į kompaniją ir tiesiog atėjo žinia, kad yra Neolife kompanija, kuri turi reikiamus man produktus ir kurie gali man padėti ir kaip praktika parodė, iš tikrųjų ir padėjo. Jeigu trumpai prisistatant, Neolife kompanijoje aš registruotojo su 6 metai, turiu Neolife direktorės titulą. Jeigu kas esate tos pačios kompanijos nariai, tai turbūt žinote, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad mes esam lojalūs tos kompanijos nariai, dalyviai, vartotojai ir šiek tiek kuriam verslą tuo pačiu. Tai labai smagu, iš tikrųjų daug kas ateina čia dėl sveikatos ir tik vėliau atranda verslą, susigaudo, supranta, suvokia, kad tai yra tinklinė rinkodara. Aš iš tikrųjų irgi šito nežinojau, nes aš atėjau dėl gerų produktų. O sakyk, Roma, kas tau labiausiai čia patinka šitoj kompanijoje? Tai su tais beprecedenčiais produktais, kurių kokybė tikrai neprilygsta jokių vaistinių ir nežinau, apie kitas kompanijas nieko negaliu sakyti, dėl to, kad esu lojali Neolife vartotoja. Tai iš tikrųjų man labai patinka tai, kad tas pasiūlytas verslo planas, jis yra visiškai neįpareigojantis. Tai yra toks verslas, kuris nereikalauja jokių pradinių didelių įnašų. Tai yra visiškai be jokios rizikos. Tiesiog žmogus pirkdamas, turėdamas kažkokį sandėliuką namie, gali pradėti po truputį ir kitiem pasiūlyti, ir pardavimui turėti. Ką dar gavau čia atėjus? Aišku, man ir pasiūlė žmogus, kuris yra iš mano aplinkos, ta prasme, mano draugė pasiūlė man šitos produktus, tai reiškia, aš radau ir bendruomenę. Iš tikrųjų, turiu labai daug draugų ir labai daug tokių artimų žmonių atsirado mano gyvenime, kurių tikrai niekada nebūtų buvę, kurie nebūtų, manau, atėję į mano gyvenimą, jeigu ne šita kompanija. Tai aš tikrai, kad ir su Vilma mes esam susipažinusios tik tai per renginius, tik tai per susitikimus būtent Neolife tema, kurie buvo organizuojami. Tai aš, ką dar gavau, tai iš tikrųjų nuolatinį tobulėjimą. Čia yra labai toks rimtas gyvenimo universitetas, kuris ten labai ir apie ligas pamoko, ir apie mūsų psichologinę būseną, ir apskritai apie gyvenimo kokybę. Mes labai daug vertingų dalykų sužinom ir tą patį finansinį raštingumą. Aš pradėjau studijuoti būdama tik Neolife. Tai kas man dar labai patinka, čia, pavyzdžiui, ir šiandien mano pavyzdys, aš važiuoju namo ir mes galim daryti live transliaciją ir tai manęs visiškai nevaržo. Jeigu dirbčiau kokio žinių laidoj, tai tikriausiai turėčiau būti grimuota ir sėdėti kažkokioje studijoje ir labai griežtai apribota laike ir turėti darbo valandas. O dabar mūsų darbas yra tiesiog ten, kur mes esam. Labai geras palyginimas, Roma, iš tikrųjų. Čia kiekvienas kuria verslą tokį, kokį nori ir kaip išeina kiekvienam pagal supratimą. Labai džiaugiuosi, kad tas tinklinis verslas mus, ta Neolife kompanija, bendruomenė mus suvedė. Tikrai mes buvom iki tol buvom nepažįstamos, o dabar turim labai daug bendro ir tokie yra šilti mūsų draugiški santykiai.
Na, jau kadangi vis tiek didesnę dalį užima mums didesnę širdies dalį, ar kaip čia pasakyti, prasme sudaro tie produktai. Ir noriu tavęs paklausti, koks tavo yra mėgstamiausias Neolife produktas? Bet šitą klausimą, Vilma, žinok, perskaitydama aš irgi galvoju, nu, bet kuris? Žinok, nėra. Tai yra tiesiog, kai tu tampi tos kompanijos dalim, kada registravausi, tai aš gavau prieigą prie elektroninės parduotuvės. To elektroniniai parduotuvė yra 3 linijos produktų, kurias galime įsigyti kaip konsultantai, kurias galime naudoti ir jos yra tikrai visos superinės, jos yra visos ekologiškos, jos visos yra ekonomiškos, jos visos yra atitinkančios pačių jau reikliausių klientų ir vartotojų reikalavimus. Aš tikrai ir skalbimo miltelius naudoju tik tai mūsų kompanijos ir namus valau tik tai mūsų kompanijos produktais. Tai LDC Super 10, aš nežinau, kas geriau galėtų ką išvalyti ir kas būtų saugiau mano namams, mano šeimai, mano aplinkai. Aš naudoju visą kosmetikos liniją, man tikrai ir raukšlės pasitraukia ir jis tikrai yra atitinkantis produktas mano visus pačius didžiausius reikalavimus ir lūkesčius. Ir aišku, apie maistinės medžiagas aš net nekalbu, kad ten yra viskas, ko mes nesuvalgom, kiekvieną dieną galim pasipildyti ir prisidėti. Aš tiesiog galiu žiūrėti, ką aš šiandien turiu lėkštėje ir ką aš turiu prie lėkštės prisidėti. Ten yra viskas. Ten nėra jokios panatėjos, ten nėra jokios sintetikos, jokių pavojų, jokių grėsmių, kad aš galiu perdozuoti, pakenkti savo organizmui arba kažkokią žalą kam nors padaryti. Tai aš tiesiog žiūriu, kokie yra mano poreikiai, aš matau, kas jau ten kokie sąnariai pradėjo traškėti ar ten yra, aišku, produktai, kurie yra vartojami kiekvieną. Nežinau kaip klausytojam, bet man trupučiuką trukinėja, Roma, tavo ryšys. Gal kažkur nuvažiavote į tokią vietą? Jo, matomai kažkur nuvažiavote į tokią vietą, kur... Ar dabar girdžiuos? O dabar man Vilma pakibai. Nežinau, ar esi ar ne. Alio. Tai tiesiog nežinau, pas mane rodo live ir aš likau viena, tai galiu atsakyti paskutinius turbūt klausimus, jeigu tas laivas dar įsirašinėja ir be Vilmos. Aš žinau, kad paskutinis klausimas buvo apie tai, koks yra mano tikslas Neolife kompanijoje, tai kaip mane lyderiai mokė, kad, reiškia, tinklinė rinkodara yra tokia pajamų sritis, kur reikėtų orientuotis į tai, kada jau uždirbi dvigubai pajamų, negu turėjai iki tol dirbdama kažkokį kitą darbą, tada jau galima išeiti laisvai, būti tik tai tinklinės rinkodaros verslo atstovų ir tiesiog gyventi iš tų pajamų, kurias gauni iš tinklinio verslo. Tai mano tikslas turbūt ir yra, kad mano pajamos kada nors būtų dvigubos, negu aš šiai dienai gaunu iš savo tradicinio darbo ir išeiti dirbti tik su Neolife. Labai nuostabu, Roma, bet... Labai nuostabu, bet žinai, mano buvo ryšys pabėgęs, aš nežinau, turbūt gal tave vis tiek... klausimą, žinok, viskas gerai. Atsakėjai paskutinį klausimą. Tai tada, Roma, dar kažkokį palinkėjimą pasakyk, nes aš tavęs negirdėjau, nežinau, kad nesikartotume. Ką palinkėtum mūsų klausytojams? Tikrai drąsiai ieškokit. Klausykit savo širdies ir jeigu kažkas pasiūlo pabandyti kitokį produktą negu vaistinė ir kitokį išeitį negu daktaras, vaistininkas ar medikas kažkoks, tikrai pabandykit. Nes tai yra tikrai sveikesnio, geresnio ir laimingesnio gyvenimo kartais galimybė ir kelias link. Tai labai sėkmės visiems linkiu ir atrasti pačius geriausius produktus. Aišku, aš labai norėčiau, kad visi būtų Neolife lojalūs klientai ir iš tikrųjų pas mus prekintosi, nes prekės yra tikrai 100%. Vertos dėmesio. Labai ačiū, Roma, kaip sakau, smagu, kada turi reikalą su tokiu lyderiu kaip tu, kur nėra jokio pasimetimo, aš iškritau iš ekrano, tu toliau tęsi. Tikėkime, kad mūsų žiūrovai, klausytojai mus išgirdo
ir nenutrūko. Aš iš tikrųjų nematau, ar čia mus girdi, bet tikėkime, jeigu dabar nesiklausų, tai vėliau paklausys. Esu labai dėkinga, Roma, tau, kad skiriai laiko, kad pasidalinai, o visiems linkiu gero vakaro, gero pasirinkimo. Tikrai, kaip Roma sako, išdrįskit, pabandykit, nes tai yra labai nuostabus produktai. Na, jeigu mūsų žinutė patiko, galite pasidalinti su savo draugais ir parašykit komentarę, labai lauksiu jūsų atsiliepimų, kaip mūsų pokalbis patiko, ar viską išgirdot ir kaip jums sekasi, ar vartojat kažką papildomai, ar tiesiog renkatės tik produktus iš vaistinės. Ačiū, kad klausėt, ačiū Roma ir ate, iki rytojaus visiems. Sudie.